Mes grįžtame į karštą vakarą ir priminsiu, šiandien kalbam apie daržoves, apie nitratus ir kalbam apie tai, ar saugus mūsų perkamas maistas. Mūsų studijoje Edvardas Raugalas, Žemės ūkio viceministras, Vytautas Pelakauskas, chemikas ir Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovas, bei gydytoja toksikologė Gabija Dragelytė. Dėl tų kiekių, matyt, čia yra svarbiausia problema šiandien, nes, kaip ir sutarėm, kad patys nitratai, kaip dalelės, jie negali būti vertinami teigiamai ar neigiamai, bet problema kyla su jų kiekiais. Jeigu tie kiekiai yra dideli, nekontroliuojami, tada gali būti kažkas ir neigiama mūsų sveikatai. Kas gali būti, gydytoja? Jeigu dar imti apie tos kiekius, tai labai teisingai pasakė apie tuos 3,7 mg kilogramui kūno svorio. Iš tiesų, tai paskaičiavus 15 kg sveriančiam kūdikiui, tai gaunasi apie 55 mg. Ir apie 60 kg sveriančiam suaugusiam žmogui yra apie 222 mg. Tai iš tiesų patys žmonės netgi galėtų pasiskaičiuoti, žinodami, kiek yra daržovėse, tarkim, gramų kilograme nitratų. Bet jie dabar, kaip jie gali sužinoti, tik tai turėdami kažkokius testus, nes parduotuviai, pirkdami daržovės mesgi nežinom. Ar tai yra normalu vis dėlto? Iš tiesų būtų labai įdomu, jeigu teiktų tą informaciją, kokie yra vis dėlto tie skaičiai. Viceministrė, ar neturėtų atsakingos institucijos ar prekybos tinklai tą informaciją žmonėm teikt? Štai perka morkas, bulvės, kopūstą, kiek jame yra nitratų? Tie nitratai yra keičiasi. Negalima pasakyti, kad mes pamatuojam ir, reiškia, net toj pačioj morkoje, jeigu žiūrint, iš kurios vietos mes paimsim, skirsis, reiškia, tas kiekis nitratų. Taigi, nurodyti, kad štai... Net tam pačiam yra toj pačioj daržoviai. Gali skirtis, jeigu imsim ten ar iš galūnės, ar iš vidurio kažką. Taip, jeigu mes morkoje imsime ten, kur prasideda jau augti šitie, tai ten yra daugiausia nitratų yra, o tai ją reikia. Aš žinau, kad apie agurkus eina kalba. Nitratus, šerdyje visoje morka kaupia. Kopūstas šerdyje kaupia. Žodžiu, ar tikrai, aš noriu šiek tiek kitaip pasižiūrėti tą klausimą, ar tikrai mes turim būti šventesni už popiežių ir stengtis, kad pas mus nitratų būtų norma didesnė? Taip, bet žmonės pagristai reikalauja informacijos daugiau. Turėsim daugiau informacijos, žinosim, ką daryti. Tada norėčiau šiek tiek kitaip. Tarkim, mes labai užkelsim savo normas didelės. Mūsų ūkininkai pasidarys mažiau konkurencingi negu kad ES ūkininkai. Ir, tarkim, ūkininkai, kai jau jis turi pasirinkimą, gali jis auginti, reiškia, daržovės, bet jis gali auginti ir, tarkim, kokias nors sraigės, kurias eksportuojant į Prancūziją nėra problemų su nitratais. Kitaip sakant, nesunaikinkim savo gamintojo ir perdirbėjo, nes paskui tokiu atveju valgysim lenkišką morką valgysim. Ar tai yra sunaikinimas, jeigu mes piliečiai prašom tiesiog informacijos? Ne, tai informacijos sakau, kad... Ar tas ūkininkas negali parašyti? Ir galų galia prie lenkiškos morkos padėta nitratų kiekis, jeigu būtų. Tai visiems mums būtų tiesiog geriau, ar ne? Reikia klausti vėlgi, kas mokės už tą visą darbą? Nes viskas kainuoja yra. Ir, jeigu mes pareikalausim iš to ūkininko, kaip dažnai dabar reikalauja, tarkim, įvairiausių, reiškia, tyrimų daryti savo, tarkim, fermoje, ten gręžinius daryti ir taip toliau, ir visi jie yra kainuoja po 15 000, po 30 000, o juk tai įeina į savikainą. Gerai, Vytautai, ar pagristi tie reikalavimai tokie, iš žmonių? Daugiau informacijos tiesiog. Kad, reiškia, didesni reikalavimai daržovių augintojams padarytų juos kaip tik konkurencingus. Nes jeigu Lietuvos augintojas, kuris tikrai užaugina, pavyzdžiui, kopūstą, kuriame nitratų nėra, parašys prie to kopūsto pas jį yra 0. Čia yra konkurencinis pranašumas prieš Lenkiją. Taip, o tyrimas čia nei 1000, nei 100, nei 10 nekainuoja. Užtenka, kad ir tais testukais ištirti ir, pavyzdžiui, tai teikti. Kontroliuoti, reiškia, labai paprasta. Dar norėčiau pasakyti, kad ir nitratai nėra kažkokia šventa dvasia, kuris čia atsiranda, čia dingsta. Iš tiesų, pagrindinis faktorius, lemiamas faktorius yra žmogus auginantis tas daržovės. Kuo daugiau yra įberiama azotinių medžiagų, azotinių trąšų, ar tai būtų mineralinės, ar tai būtų organinės, į dirvą,
tuo daugiau nitratų toj daržovėj bus. Aišku, trąšos pagrindinis nitratų pagrindinis faktorius. Tik vėliau, reiškia, jau antraeilės priežastys gali būti, reiškia, savalaikis ar nesavalaikis daržovės nuėmimas. Bet Vytautai sako, kad apskritai be nitratų neįmanoma užauginti daržovę. Na, bent jau mano praktika tai rodo, kad beveik įmanoma. Smėlį? Na, sakykime, trešiant, aš tikrai esu bendrau su pora ūkininkų, kurie yra su aukštuoju agronominiu išsilavinimu ir jų daržovėse minimalus nitratų kiekiai. O kaip jie jas augina? Tiesiog, augina laikydamėsi tam tikrų technologijų. Kokių? Tai yra, reiškia, trešimas organinėmis trąšomis rudenį, pavasarį, reiškia, prasidedant vegetacijai, trešimas mineralinėmis kompleksinėmis trąšomis. Vėliau, jau, reiškia, daržoviai augant, jokio trešimo, visiškai jokių trąšų ir tos daržovės tikrai, na bent jau nebuvo atveju, kad viršytų, sakykime, 50 mg kilogramą. Mes įtraukim dar į pokalbį Praną Viškelį iš Sodininkystės ir daržininkystės instituto biochemijos ir technologijos laboratorijos vedėja. Labas vakaras. Labas vakaras. Pone Pranai, mes čia kalbam apie nitratus, naudingi, kenksmingi jie mūsų sveikatai ir štai dabar kalba pasisuko apie tuos kiekius nitratų. Jūsų požiūrį, vis dėlto Lietuvoje perkamas maistas yra saugus, mūsų žmonės gali ramiai prekybos centruose pirkti daržovės, ar vis dėlto yra problemų? Aš galiu savo poziciją atsakyti vienareikšmiškai, kad tikrai vaisiai daržovės ir prekybos tinkluose yra tikrai saugus ir jokių problemų, sakykime, dėl nitratų tikrai nėra. Aš nesakau, kad nitratai yra labai, vadinkim, geri, tai yra, mums nereikalingi junginiai, tačiau tam tikrais atvejais ir vaistai gaminami ir labai daug su nitratais, bet sveikam žmogui iš esmės jie nereikalingi. Yra tokių apibūdinimų, pone Pranai, nitratai tolygų nuodai. Kaip jūs juos priimate? Anaip tol, kategoriškai su tuo nesutinku. Mūsų organizmas yra, vadinkim, prie jų pripratęs, bet koks vaistas irgi yra nuodas. Tik tai kalba eina, vadinkim, apie dozę. Ir už tai tų nitratų yra galybė, aš galiu privardinti apie 30 vaistų, kuriuos yra nitratai ir gan didelėm dozėm. Ir mes jais gydomės ir nesukam, sakykime, galvos. Bet ar nebūtų geriau, pone Pranai, jeigu štai parduotuvių lentynose būtų prie daržovių, prie vaisių pažymėti ir nitratų kiekiai? Ar nebūtų žmonėm tada pasirinkimas toks atsakingesnis? Pasirinkimas, žinoma, atsakingesnis. Kiekvienas mes norėtume valgyti, vadinkim, kuo mažiau tų nitratų. Tačiau aš vis dėlto sakyčiau, taip jau iš objektyvios, ne aš augintojas, aš esu mokslininkas ir, vadinkim, jokių interesų neturiu. Ir pasakyčiau taip, kad čia yra daugiau būtų marketinginis dalykas, pranašumas, savame aišku, tas augintojas, kuris su mažesniu kiekiu nitratų išaugins, jo produkciją vis tiek pažiūrėjus, psichologiškai mes bet kokiu atveju pirksim daugiau, tačiau mūsų organizmas dėl to bus 50 ar kad ir 100 mg kilograme, tikrai nieko to nepajus. Dėkui Jums, dėkui Pranui Viškeliui iš Kauno, Sodininkystės ir daržininkystės instituto. Gydytoja, vis dėlto patys nitratai, kaip jie skaidosi organizme, vis dėlto jie greit iš jo išeina ar pasilieka ilgam laikui, toks ilgesnis? Labai neilgam. Iš tiesų, tie aktyvūs metabolitai vadinami, tos aktyvios medžiagos iki 8 valandų. Ir 70% nitratų pirmos paros bėgė, tai yra per 24 valandas pasišalina su šlapimu. Ir dar vienas iš tokių mitų, kad iš tiesų yra paneigiamas, kad iš tiesų nitratai nesikaupia organizme. Bet jeigu kiekiai yra didesni, tai vis dėlto ir tie kiekiai didesni irgi taip pat įsiskaido. Tai atsiranda klinika, tarsi gali būti nuo lengvo iki sunkaus apsinuodimo klinika. Yra tokių atvejų jūsų praktikoje dėl nitratų tokių apsinuodimų? Lietuvoje visa bėda yra tame, kad lygų klasifikacijoje, tarptautiniai lygų klasifikacijoje nėra tokio kodo, kuris leistų užkoduoti apskritai apsinuodijimą tais medhemoglobiną sudarančiais dariniais, tais nitratais. Dėl to iš tiesų nėra tos statistikos. Tiesiog mes atveju žinome, yra kūdikių, yra mirtinų atvejų po apsinuodimo nitratais.
kuomet yra kūdikiai maitinami šulinių vandeniu užterštų nitratais. Tai čia kūdikiai matyti yra tokie pažeidžiamiausiai. Rizikos grupės yra didžiausios dvi, tai yra kūdikiai iki 6 mėnesių ir nėščiosios moteris. Viceministrė, tai vis dėlto... Aš noriu pasakyti štai ką, kad bet koks, reiškia, bandymas, ar ten parduotuvėse išdėlioti kažkokius, atlikti tyrimus ir daryti tuos, reiškia, tą marketingą, reiškia, arba, pavyzdžiui, trąšas ypatingas ten iš rudens įterpti, jis mažina, reiškia, didina savikainą ir tuo pačiu mažina, reiškia, mūsų ūkininko galimybės konkurencingumą. Taigi tikrai, man atrodo, pirmiausia, mes rūpinkimės šachtiniais šuliniais. Taip, bet vis dėlto švaresnis maistas, tai ar tas ūkininkas irgi, Vytautas sako, išloštų, pirktų visi jo produkciją, jeigu jis eina skaidriai viską pažymėti? Buvo darytas tyrimas, buvo apklausa žmonių, kurių klausė, už kiek jūs tiktumėt mokėti brangiau, jeigu jūsų maistas būtų ten ekologiškas. Taip. Aš dabar tų skaičių labai gerai neatsimenu, bet mane labai nustebino, kad mūsų žmonės labai nedaug pasiryžę permokėti už tai, kad... Bet apskritai perkamoji galia labai žmonių silpna, žmonės mažai uždirba ir matyt žmonės valgo bet ką. Tai be abejo, bet tai jeigu yra perkamoji galia maža, tai ką, tai mes turim šitą žiūrėti atvirom akimis ir nekelti dirbtinai dar tą, reiškia, kainą. Bet ar tai yra, kertelės kėlimas, Vytų? Tai vis dėlto normalu, kad mes norim sveiką maistą valgyti. Aš norėčiau pabrėžti, kad tikrai tie ūkininkai, kurie dabar užaugina, sakykime, daržovės beveik be nitratų arba su minimaliais nitratų kiekiais, tai jų produkcija nėra brangesnė, jie tiesiog yra paklausesnė. Čia nieko bendro neturi su ekologinė žemdirbystė. Reiškia... Bet tai yra papildomi kaštai, anot viceministrų. Kad aš manau, kad tik mažiau kaštų, mažiau trąšų, šiek tiek mažiau daržovių, bet jos daug kokybiškesnės. Tai čia yra labai paprasta. Mažiau trąšų, gal mažiau ir užderės. Bet bus, suprantat, gali būti daržovė nutukus, tai yra prikaupus daug nitratų, jinai tiesiog nutukus daržovė. Jūs net iš išvaizdos mato tas daržovės, kuriuose gali būti daug nitratų. Kartais galima pastebėti, kad, sakykime, visos, kaip ten atrodo, bulvės kaip paršeliai, taip, tai jau tikrai nitratų bus daug. Jeigu jos yra, vidutinio dydžio, kaip šiuo atveju, dauguma, sakykime, vidutinio dydžio, tai tokiam derliui bus nitratų tikrai, sakykime, neipatingai daug arba visiškai. Bet jūs smerkiat tą per didelį trąšų naudojimą. Taip, aš manau, kad čia vis tik tai šitą nitratų problemą reiktų pažiūrėti plačiau. Aš manau, kad čia daugiausiai ir ES mastu veikia kiaulininkystės kompleksų, sakykime, lobistai, kurie būtent privertė politikus reiškia, atsisakyti šitos kontrolės. Nes, reiškia, pagrindinė problema yra ta, kad, pavyzdžiui, didieji stambus kiaulininkystės kompleksai neturi kur dėti, reiškia, mėšlo srutų. Tai yra azotinių medžiagų, nes būtent tręšiant jomis laukus, sakykime, daržovėse tikrai nitratų būna ypatingai daug. Kai nėra kontrolės, reiškia, galima... Bet jūs teigiat, kad absoliučiai, nes štai yra ES, sako, kontroliuoja... Yra direktyvose numatyta, reiškia, kad azotinė tarša turi būti nedidesnė, kaip, aš dabar neatsimenu, kiek tai ten kilogramų hektarui per metus. Tačiau, ypač Lietuvos sąlygom, tai yra, tikrai viršijama. Aš tikrai... Turiu visai kitą nuomonę. Taip. Tai yra paprastai du skaičiai. Taip. Yra ES 3,7 norma, o pasaulinė sveikatos organizacija 5 mg. Dar aukštesnė. Dar aukštesnė. Bet tai ten tai juk, reiškia, tarkim, Afrikoje ar kažkur tai tų kiaulynų stambių nėra. Reiškia, ten nėra to. Netame esmė. Ne, matot, kas yra. Staptelkim. Trumpa reklama. Karštą vakarą pratęsim išsyk po jos. Priminsiu, mes kalbam apie nitratus, pavojingi ar nekenksmingi jie mūsų sveikatai. Likit su Baltijos televizija.